Apie alyvuogių aliejų. Iš ko jis gaminamas? Gaminamas iš alyvuogių mechaniniu būdu, taigi labai svarbu, kokios tos alyvuogės yra naudojamos. Na ir pačios geriausios, naudingiausios, daugiausiai maistinės vertės turinčios yra žalios, nesunokusios, būtent ankstyvojo skinimo. Tokios alyvuogės dažniausiai skinamos rankomis, netgi gan sunku nuskabyti nuo medžio, yra stipriai prisitvirtinusios vis dar. Nuskynus, nedelsiant keliauja į spaudyklą, kur yra plaunamos, atskiriamos nuo šapelių, lapelių. Ir tuomet traiškomos, sutraiškyta masė maišoma ir po to išsukimo jėgos dėka atskiriami tirščiai, tos vadinamos išspaudos, nuo skysčių, tai yra alyvuogių aliejaus. Na ir dauguma ūkių nori iš karto filtruoti, taip kad apsaugoti ir tiesiog suteikti ilgesnį galiojimo laiką savo produktui. Dažnai girdime šalto spaudimo. Kas yra tas šaltas spaudimas? Šaltas spaudimas yra tuomet, kai neviršijama 27 laipsnių temperatūra. Tačiau, gerieji ūkiai iš tikrųjų nesiekia tos maksimalios temperatūros, spaudžia aliejų ir 22, 24, 25 laipsnių temperatūroje tam, kad išsaugoti kuo daugiau maistinės vertės, daugiau skonio, daugiau aromato. Bet tai yra dar ir karštas spaudimo būdas? Galima aliejų kaitinti siekiant išgauti didesnį kiekį. Tuo būdu mes jau prarandam dalį savybių ir ragaujant jausime, kad aliejus sunkesnis, klampesnis, tirštesnis, kartais galime jausti tokio jau ir sukepusio riebalo skonį. Kalbu apie 35-40 laipsnių, kai tokioje temperatūroje spaudžiam. Tai nelaikoma šaltų spaudimu. Dar yra ir kitas būdas, tai yra rafinavimo, kur aliejai kaitinami labai aukštoj temperatūroje iki 500 laipsnių. Teisingai supratau, kad šalto spaudimo aliejus yra pats vertingiausias. Tikrai taip. Pakalbėkime apie tą alyvuogių išspaudų aliejų, kuris atrodytų, jeigu žmogus nėra pasidomėjęs šitą sritim, ant aliejaus užrašyta alyvuogių aliejus, o kad ten išspaudų ar dar kažko. Gali būti ir alyvuogės nupieštos etiketėje. Tai iš tikrųjų yra klaidinanti informacija. Taip, nes tai nėra pirmo spaudimo, tai jau yra, tikriausiai galima vadinti antro spaudimo. Tai, kas lieka išspaudus alyvuogių aliejų, tokia ruda masė, visiškai neestetiška, primenanti kompostą. Joje yra tam tikras likutinis aliejaus kiekis. Ir vėlgi rafinavimo būdu, kaitinant, balinant, dezodoruojant ir naudojant cheminius solventus, galima ištraukti tą aliejaus likutį. Taip gaunamas rafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus. Jo dar tiekti į prekybos lentynas negalima, jis maišomas su nedideliu procentu, ypač tyro arba tyro alyvuogių aliejaus ir tampa maišytų alyvuogių išspaudų aliejų, kurį mes jau nusiperkame. Bet tai yra antros rūšies produktas, rafinuotas. Tai, manau, mažiausiai rekomenduojamas maisto gamybai. Kitas užrašas yra extra virgin, tai reiškia tyras. Ypač tyras. Arba ypač grynas. Tai prašau išversti mums tą į lietuvių kalbą. Taip, šiai kategorijai priklausantis alyvuogių aliejus turėtų būti aukščiausios kokybės, neturėtų būti jokių defektų, turėtų turėti malonų skonį ir malonų aromatą. Ne visada tai pavyksta, kadangi alyvuogių aliejus, jeigu žinote, yra ir vienas labiausiai klastojamų produktų pasaulyje. Nes yra brangus, tai verta jį paklastoti. Brangus išgauti, taip, brangus pagaminti, todėl yra daug schemų, kaip pagaminti pigiau. Reikia žinoti, kaip atpažinti kokybišką alyvuogių aliejų pagal kvapą ir skonį ir mažiau pasitikėti etikete ir informacijoje.
Tai kitaip tariant, gali būti viskas ten užrašyta didžiausiam raidėm, bet... Ir gražus piešinėliai. Ir gražus piešinėliai, bet nebūtinai tai yra tai, kas parašyta ant to buteliuko. Taip, tai gali būti žemesnės kategorijos alyvuogių aliejus, tarkime virgin arba tyras grynas, kuris jau turi defektų, arba netgi pačios žemiausios kategorijos, tai yra lampantė, kuris netgi gali būti toksiškas. Lempom tinkantis, lampantė. Taip, toks techninis. Tai extra virgin, ypač tyras aliejus, visuomet bus spaustas tik šaltuoju būdu. Nebūtinai. Nebūtinai. Įstatymas nenumato tokio privalomo reikalavimo, tokios sąlygos. Mes turėtumėm vėlgi skaityti etiketę ir ieškoti, ar spaustas šaltai ar ne. Nes tam, kad ženklintume tai kaip extra virgin, mes galime jį ir kaitinti, dėja. Supratau. Tai vien tik tai užrašas extra virgin nebūtinai reiškia. Tai jeigu aš noriu pačio kokybiškiausio aliejaus, kas turėtų būti užrašyta ant etiketės? Kad tai yra aukščiausios kokybės, pirmo, šalto spaudimo. Na ir turėtumėm rasti kuo daugiau informacijos apie aliejų. Tai yra kokiame ūkyje, kuriais metais spaustas, koks galiojimo laikas, galbūt yra detalesnė informacija, per kiek valandų alyvuogės nuo nuskinimo pateko į spaudyklą ir virto alyvuogių aliejum, tarkime, per kelias valandas. Galbūt yra nurodyta alyvuogių veislė arba kelios veislės, na jeigu tai yra mišinys. Tiesiog kuo detalesnės informacijos, gali būti kilmės vietos nuoroda, geografinė nuoroda, gali būti tas žalias lapas žymintis ekologišką produktą. Tiesiog kuo daugiau informacijos. Pakalbėkime apie aliejaus rūgštingumą, nes tai irgi kartais yra ant buteliuko parašyta. Kas yra aliejaus rūgštingumas ir kodėl jis yra svarbus? Aliejaus rūgštingumas yra cheminis parametras, nustatomas laboratorijoje, pažymintis alyvuogių kokybę, alyvuogių sveikumą. Kuo sveikesnės anksčiau skintos alyvuogės yra naudotos, tuo aliejus turės žemesnį rūgštingumą. Ir vėlgi, kuo prastesnės kokybės, jau su tam tikrais defektais, galbūt parūgusios, papuvusios, padžiūvusios ir taip toliau, rūgštingumas bus aukštas. Aukščiausios kokybės, extra virgin kategorijos aliejaus rūgštingumas neturi viršyti 0,8%. Bet tai yra pakankamai daug. Tikrai geri aliejai pasižymi gerokai žemesniu rūgštingumu, tai yra artimu nuliui. 0,1–0,2%. Dabar pakalbėkime apie kainą, nes alyvuogių aliejus iš tiesų yra brangus. Kiek mes turime būti pasiruošę mokėti už kokybišką alyvuogių aliejų? Iš tų žalių nesunokusių alyvuogių pagamintas aliejus, apie kurį aš visuomet ir kalbu, yra išties brangus. Vien dėl tos priežasties, kad iš 100 kg dažniausiai rankomis nuskintų alyvuogių mes turėsime vos 5 ar 10 litrų aliejaus. Tai yra labai nedaug, tiesiog labai didelė išeiga, ar ne? Kuo ilgiau alyvuogės nokinamos, tuo daugiau mes tų litrų galim išgauti. Bet sveikatai jis jau nebėra toks palankus, nebėra toks naudingas, toks maistingas. Šioje vietoje sutaupyti mes negalime, jeigu norim turėti tą produktą, kuris yra ir maisto papildas, ir maistas, ir vaistas, ir grožio priemonė, ir viskas viename butelyje. Alyvuogių aliejus nėra tas produktas, kuris visą laiką atrodo vienodai, nes jisai skiriasi, yra daug labai variacijų. Visų pirma, dauguma turbūt yra tamsiuose buteliuose. Taip, išskyrus tą pirmąjį, kurį mes, tarkime, atvežame derliaus pradžioje, kai tik pradedama skinti novelo. Tai jį kartais gamintojai supilsto ir į skaidraus stiklo butelius, nes tai yra, tiesiog nuostabi štai žalia. Bet čia yra novela, ne? Taip, tai yra smaragdinė. Tas visiškai šviežias šio sezono, ar ne, ir jisai yra žalias. Tokį aliejus įsigiję mes skaidriame butelėje turime laikyti tamsiai, suvartoti per trumpesnį laiką, kad apsaugotų savo produktą, gamintojas pilsto į juodo stiklo butelius, vėliau jau, deda apsauginį kamštį,
jį filtruoja ir daro viską, kad jis išliktų kokybiškas visą savo galiojimo laiką. O galiojimo laiką nustato pats gamintojas. Gamintojas. O koks yra vidutiniškai tas alyvuogių aliejaus galiojimo Nuo laikas? 18 iki 36 mėnesių. Gerai, o dabar šis aliejus, jis jau yra koks? Tikimybė vien pagal spalvą, kad matau jau gelsvesnės tokios natos, kad jis bus greičiausiai praėjusių metų, ar ne? Kvapas taip pat tikriausiai. Jis vis dar turi kvapą, bet jau tikrai nepalyginamai netokį. Labai švelnu. Taip. Labai švelnu, taip. Tai, alyvuogių aliejus yra produktas, kuris mėgsta būti vartojamas šviežias. Nederėtų jo laikyti labai ilgai atsidarius. Reikėtų suvartoti per mėnesį. Bet alyvuogių aliejus būna dar ir skardinėse. Ir netgi plastiko buteliuose, jeigu jisai yra ten perki, nežinau, iš kažkokio ūkio. Ar yra svarbu, kokioje talpoje jisai yra? Saugios talpos yra stiklas ir nerūdijantis plienas. Tai va tos mums žinomos skardinės. Plastiko reiktų griežtai vengti. Alyvuogių aliejus labai imlus ir tas cheminės medžiagas, kurios yra plastike, jis lengvai pasisavina. Tai ši talpa yra nerekomenduojama, nereiktų pirkti, nereiktų patiems perpilti ir laikyti. Nes vėlgi kitas priešas yra ne tik laikas, bet ir oksidacija. Jeigu mes perpilam aliejų iš gamintojo talpos ar ne, kur yra apsauginiai kamščiai, į kažkokią kitą savo talpą, mes jį visą oksiduojam, pasendinam, iškart sugadinam. Yra toksai mitas nusistovėjęs, kad kokybiškas alyvuogių aliejus tinka tik tai salotoms, duonai ir netinka kepimui. Didžiausias mitas. Tikrai galiu patikinti, kad kokybiškas žalių nesunokusių alyvuogių aliejus, žemo rūgštingumo, kuriame yra daug natūralių antioksidantų, yra visiškai saugus kepti. Jo dūmo taško temperatūra yra aukšta, kalbu apie 240 laipsnių. Taip. Vadinasi, iki tokios temperatūros mes jį galime saugiai kaitinti ir apsaugoti savo maistą nuo kancerogenų išsiskyrimo. Tai daro būtent jame esantis natūralūs antioksidantai. Neleidžia jam išsiskirti arba juos pasisavina, taigi mūsų gaminamas patiekalas išlieka sveikas ir saugus. Minėjai, kad alyvuogių aliejų galima naudoti kaip papildą. Taip. Kaip jį reikėtų kaip papildą išgerti šaukštą iš ryto per pietą? Didžiausias pasisavinimas, tai jau iš tikrųjų yra faktai, nustatyti moksliniais tyrimais, netgi tvirtinti ES reglamentais. Tai būtent antioksidantų polifenolių kiekis turi būti didesnis už 250 mg kilograme, ar ne? Ir jeigu mes turime tokį aliejų, mes sveikatos tikslais jį vartojame ryte tuščiu skrandžiu 20 gramų kiekvieną rytą. Ir, minėtame reglamente yra nustatyta, kad vartojant tokį aliejų mūsų organizmas yra apsaugomas nuo oksidacinės pažaidos. Tai yra, ta oksidacinė pažaida yra pagrindas, yra pradžia, nuo ko pradeda atsirasti širdies ir kraujagyslių lygos, onkologinės lygos, senatvinės lygos, jos progresuoja. Tai mes vartodami apsaugom maksimaliai, kiek galim natūraliais būdais. Bet tai vėlgi turi būti daroma reguliariai ar ne. Ir žinoma, mūsų mityba turi būti sveika, subalansuota, tinkama. Ačiū, Liana, visuomet įdomu su tavim pasikalbėti.